Sveiki susirinkę į mūsų NotBaltai kompanijos rengiamą webinarą. Šiandien aš, Ramūnas Liubertas, NotBaltai vyresnis kibernetinio saugumo inžinierius ir reset ekspertas, jums pristatysiu temą apie kibernetinį saugumą be pertraukų, kokie yra vyrauja mitai apskritai rinkoje ir kokia iš tikrųjų yra ta tikrovė. Ir pasidalinsiu žingsniais. Tai yra žingsniais, kuriais būtų galimybė tą kibernetinį saugumą užtikrinti, nuo ko pradėti. Galbūt ne visos įmonės turi vienodą brandos lygį, tai natūraliai skiriasi. Ir kaip per 30, kaip sako, darbo dienų, tuos, kaip sako, metus sugriauti ir susimti. Tai galbūt suintrigavau kažkiek. Ir žinoma, jeigu turėsit kažkokių klausimų, tai juos galėsit užduoti chat skiltyje ir aš pabandysiu vis dirstelti ir pasižiūrėti, ar yra kažkokių klausimų ir galėsiu juos taip pat atsakyti. Jeigu bus klausimai kažkokie sudėtingesni, tai tuomet po webinaro perėsime į klausimų atsakymų sesiją ir pabandysiu tuos klausimus užduotus jums atsakyti. Taigi judėkime. Kokiegi tie apskritai mitai? Tai mūsų įmonė teikia kibernetinio saugumo pačias paslaugas ir susidurime su klientais, kad tokius mitus apie kibernetinį saugumą. Tai įmonės dažniausiai mano, kad jos yra per mažos, kad būtų įdomios hakeriams ir įsilaužėliams. Ir kur čia yra būtent paslėpta, kas čia tokio yra paslėpta, kur čia tos yra gilios šaknis. Tai yra viena dažniausių tų klaidų. Įsilaužėliai, ką jie tokio veikia, ką jie daro. Tai pirmiausia, jie skenuoja visą skaitmeninį pasaulį, tarkim, skaitmeninį pasaulį Lietuvos, žino IP adresų rėžius, kokie būtent yra naudojami Lietuvos kompanijų, Lietuvos įmonių, tiek ir, pavyzdžiui, privatų žmonės, gyventojai, taip pat kai kurie turi savo ir rūsiuose įrengusius serverius. Ir automatizuotais įrankiais jie suranda tas vietas, tai ypatingai nuotolinius prisijungimus prie serverių, prie kompiuterių. Kai kurie darbuotojai, irgi mes čia teikiam tas saugumo paslaugas, tai matome, gauna išorinį IP adresą ir tuomet jie matomi kaip ant delno, būtent plačiame internete. Tai tiesiog iš interneto ryšio tiekėjo įdeda kabelį ne į kokį nors tinklo maršrutizatorių, kuris per belaidį ryšį tuomet atiduoda internetą, o tiesiog būtent tą kabelį įdeda į kompiuterį ir jisai turėdamas išorinį adresą yra visiems matomas. Ir tuomet įsilaužėliams atlikus internetinio adresų skenavimą, jie gauna būtent sąrašą kompiuterių arba serverių, kurie yra išorėje atidaryti ir pradeda ieškoti jų pažeidžiamų vietų. Ir įmonės, mažos ypatingai įmonės, jos arba turi paprastesnius antivirusus arba gamyklinę apsaugą ir nemato, kaip pas jos bando ieškoti silpnųjų vietų, skenuoja juos. Ir kuriais atvejais tos mažos įmonės, jos teikia paslaugas didesniems įmonėms, ir tuomet atsiveria ta grandinėlė, tai yra iš mažos įmonės grėsmė nukeliauja į didesnę būtent kompaniją. Ir tokios įmonės ypatingai yra taikinys numeris 1, tai įsilaužėliai nesirenka, ar tai yra maža ar didelė įmonė, o tiesiog visą srautą skenuodami suranda įrenginius, kurie turi būtent pažeidžiamų vietų. Kitas mitas yra tai, kad turime antivirusą ir esame būtent saugus. Tai reikia atsiminti, kad antivirusas tik dalį grėsmių pačių sprendžia, kai kurios įmonės ir naudoja pažangesnius saugumo sprendimus, tačiau needukuoja pačių darbuotojų. Ir tuomet tos šiuolaikinės atakos, jos ypatingai naudojasi būtent darbuotojais, kurie yra tas dažniausiai silpnoji grandis. Socialinės įžėjos principais išvilioja prisijungimo duomenis arba siunčia SMS žinutės, tai ne vienas tikrai gavome ir SMS žinutės, neva mes viršėme greitį ir kuo greičiau sumokėti baudą, kad galėtume jau apie tai nebegalvoti. Tai ir SMS žinutėmis keliauja, tiek ir skambučiais, vishingas ir phishingas elektroniniais laiškais. Bandoma įvairiausiais metodais ir būdais išvilioti slaptažodžius ar prisijungimus prie bankininkystės, apsimesti vadovų ir tuomet išvilioti tuos
slaptažodžius, kuriais galėtų tuomet prisijungti prie sistemų. Tai galbūt minėti nebereikia apie registrų centrą, tai vienas iš išviliojimo būdų ir buvo būtent slaptažodžių, būtent perėjimas ar slaptažodžių vagystė kažkurioje svetainėje, galimai buvo suvestas prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai buvo vieno iš valstybinės įstaigos darbuotojų kartu ir nutekinti. Na ir antivirusas jisai neapsaugo nuo pažeidžiamumų nulinės dienos, tai kai dar nėra žinomi pažeidžiamumai, signatūros antivirusiniai programai, kad atpažintų virusus, nėra atnaujintos ir įsilaužėliai arba įsigyja tamsiame internete ar patys suranda tos pažeidimus programinės įrangos naudojamos ir bando į jas brautis, lystis be kenkėjiškų failų. Tai tokiu būdu antivirusas pats neapsaugos, nepasakys, kad kažkas kažkur įlindo, pablokavo, tačiau ta grėsmė, nors ir nematoma, gali pas mus jau įsilaužėlis būti ir kažką tenai ir nuveikti. Todėl mitas yra, kad turėti antivirusą esame saugus, tai reikia atsiminti, kad vien tik antivirusas neapsaugos visos infrastruktūros, reikalingas kompleksinis ir pažangus būdas apsisaugimo, kad nuo tų grėsmių išvengti. Tai dar kokiais įrankiais ir būdais tą galėtume išvengti, tai ir pristatysiu būtent po šių 6 mitų. Ir realybėje, ką mes matome, kaip ir kalbėjau, kad žmogus yra silpniausia grandis, kaip čia dabar susitvarkyti. Tai vienu atveju rengti tuos kibernetinio saugumo mokymus, tai ne vieną kartą per 1 metus, tai dažniau juos edukuoti darbuotojus. Jeigu mes manome, kad mūsų darbuotojams nereikia kibernetinio saugumo mokymų, tai pabandykime surengti phishingo simuliacinę ataką, pabandyti, kaip sakau, išdurti, taip būtiškai, kaip sakau, pačius darbuotojus ar kolegas. Tiek tokias paslaugas gali teikti ir išorinės kompanijos, mūsų produktų krepšelė irgi yra tokia galimybė atlikti phishingo simuliacinę ataką ir pasižiūrėti, kiekgi mūsų kolegos ar darbuotojas parus nuo tokių phishingo laiškų, phishingo scenarijų, ar jie neužkimba būtent ant sukčių kabliuko. Na ir žinoma, kad galėtume pastebėti arba filtruoti būtent tuos siunčiamus, tarkim, phishingo elektroninius laiškus, tai turėtų būti ir pažangus saugumo patys sprendimai, tai kurie gebėtų, pavyzdžiui, nuskaityti QR kodą laiške, tai kartais ir tai vadinama quishingu, kai mes siunčiamas elektroniniame laiške QR kodas, kad jį nuskaičius su mobiliuoju įrenginiu grėsmė atkeliauti ne į kompiuterį, o į mobilųjį įrenginį. Na ir vienas iš sprendimų tai naudoti būtent tos password managerius, tai yra slaptažodžių valdymo piniginės, centralizuotas, kad darbuotojams nereikėtų tų slaptažodžių atsiminti, jie būtų saugiai laikomi slaptažodžių valdymo programiniai pačioj įrangoje. Trečias mitas koks yra, tai jei nieko dar blogo neatsitiko, viskas yra būtent gerai. Tai daugelis incidentų būna nepastebėti, tai čia vėl galime prisiminti registrų centro atvejį, kuomet jau duomenų imtis buvo vykdomas jau nuo sausio mėnesio, kai nematome, kad kažkas tenai būtent buvo užšifruota. Kokies imtis buvo įmamos. Tai kai kuriais atvejais įsilaužėliai tūno ir mėnesius nepastebėti, kuomet jie nevykdo kažkokių kenkėjiškų veiksmų, tiesiog renka informaciją, nutekina duomenis ir galimai ateityje ruošiasi būtent kartu ir didesniai atakai. Tai tokia atveju tai yra kaip šūvis savo į koją. Jeigu mes nestebime, kas ten vyksta mūsų pačios įmonės tinkle, nestebime, kokie laiškai siunčiami, nematome to centralizuotai, tai negalime ir pastebėti, kada čia pas mus atėjo kažkas ir pradeda jau šniukštinėti. Kitas mitas yra, tai kibernetinis saugumas yra IT skyriaus problema. Tai pirmiausia, reikia suvokti, kad tai nėra tik tai IT skyriui liečiamas klausimas, tai pirmiausia yra kartu ir verslo rizika, kuri veikia tiek finansus, galime nukentėti taip pat ir finansiškai, pavyzdžiui, šifruoja mūsų duomenis, reikia šifruoti juos, turime atsarginių kopijų. Taip pat incidentai kelia reputacinę žalą, veikia pačius klientų duomenis, nes duomenys gali nutekinti, jeigu nėra
kontrolės mechanizmų, gali juos kartu į sistemose ir pakeisti. Na ir veikia taip pat ir veiklos testinumą, kiek mes esame atsparus būtent atstatyti savo veiklą, kiek mes esame susidėlioję procedūras, ar turime įrankius, kad galėtume būti atsparus ir veiklą taip pat įvykus incidentui vėl jį atkurti. Viskas priklauso, koks yra skiriamas prioritetas šiai kibernetinio saugumo daliai. Todėl vien tik IT vadovas, kad viską įspręsti, čia yra mitas. Saugumas turėtų būti būtent ir kartu ir vadovybės prioritetas, suprantant, kad vien tik tai apsaugant, tarkim, nuo internetinių naršyklių užkrėstų, nuo internetinių svetainių užkrėstų, antiviruso nepakaks, būtinas kompleksinis sprendimas, tai tiek procesų, procedūrų atnaujinimas, ypatingai jeigu mes esame įtraukti būtent ir kontroliuojami valstybės, kad užtikrinti pačią kibernetinę kartu ir saugą. Na ir mitas yra, kad atsarginės kopijos išspręs viską. Tai kai kurios įmonės naudojasi būtent gamyklinėmis apsaugos priemonėmis ir turi atsarginės kopijas. Tai mes bet kokiu atveju tikrai už, kaip sakau, ir būtų tos atsarginės kopijos, tie backupai, bet kartais būna taip, kad duomenys šifruojantis virusai, tie ransomware šifravimo virusai, jie pirmiausiai būtent sunaikina pačius backupus, ypatingai jeigu serveris siunčia atsarginės kopijas į kokią nors duomenų saugyklą ir ten saugomi backupai. Jeigu pas serveris suges mechaniškai, tai ok, mes galėsime statyti backupus, bet pirmiausia, ten, kur saugome backupus, tai turi būti vienpusis ryšys. Tai yra, kad pats, pavyzdžiui, duomenų saugykla, kuri tuos duomenis saugo, būtent backupus, laiko, tai jį pirmiausia turėtų iš serverio, kaip sako, išsilupti, pasimti tą atsarginę kopiją, pas serveris nežinoti, kur ji yra laikoma. Tai tokiu atveju, jeigu toks, kuris serveris pats kažkur sukurta užduotis, kad jisai automatiškai kažkur keltų sukurtą backupą, tai tokiu pačiu keliu ir taip pat ir įsilaužėliai nukeliauja į backupų pačius serverius ir juose taip pat užšifruoja pačius ir backupą. Na ir kai kuriais atvejais, jeigu verslas ypatingai yra jautrus ir kai atkūrimas užtruks ilgesnį laiką, tai tuo metu verslas kartu ir stovi, duomenų atkūrimo procesas užtrunka, tai mes Lietuvoje irgi labai lengvai pajutome, kuomet e-sveikatos sistema neveikia savaitę, tuomet grįžome, kaip sako, kaip į akmens amžių, reikėjo vėl rašyti būtent receptinius vaistus ant lapelių, pildyti informaciją į būtent pačius lapelius, kad gauti vaistus. Tai tokiu atveju buvo paralyžiuota veikla ir bendradarbiavimas tarp gydymo įstaigų ir pačių vaistinių. Na ir verslas, aišku, tuo metu stovi ir negali vykdyti, kol bus atkurti kartu ir duomenys. Na ir šeštas mitas yra, dažnai yra ignoruojama reali kaina, kad kibernetinis saugumas yra per brangus malonumas ir mes su jį investuosim, jis mums neatsipirks ir ar tikrai to reikia, arba mes neturime slaptų duomenų, kad galėtume kažką tokio iš mūsų paėmę. Mūsų duomenys gali pasinaudoti, bet jie nėra svarbus. Tačiau incidentas gali atnešti tam tikras finansinius kartu ir nuostolius, tai galim gauti baudas, tiek sustabdyti pačią veiklą, gali būti nutekinti duomenys, galbūt tai nėra piniginė išraiška, tačiau reputacijos žala kai kuriais atvejais įmonės priverčia netgi ir pakeisti įmonės kartu ir pavadinimą. Na ir pati incidento kaina, tai dažnu atveju viršia nuo 10 iki 100 kartų, viršia pačią prevenciją, tai tokiu atveju mes turėtume atsižvelgti tai ir imtis būtent priemonių, kaip galėtume tai kartu ir pažaboti. Na ir vienas iš tokių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, šifravimo virusai apskritai veikia, tai šiuo atveju šifravimo virusas užšifravęs ar darbo vietą, ar serverį, priklausomai kokie ten duomenys buvo ir kokia ten operacinė sistema. Ir jie pirmiausiai sukuria tokią skubą. Tai yra, kad duodamas priskiriamas yra laikas, tai yra per 3 dienas, jeigu mes sumokėsime išpirką, tai mūsų, kaip sako, duomenys yra užšifruoti, galbūt jeigu mes neturėjome, pavyzdžiui, atsarginės duomenų kopijos ir jeigu mes per 3 dienas sumokėsime $1000 vertės
bitkoinų piniginę monetinę vertę, tuomet mes gausime dešifravimo įrankį. Jeigu šitas laikas pasibaigia, tai kiekvieną kartą kaina vis pasidvigubina. Ir tokiu atveju nurodo, kad jeigu su mumis nebedarbiausite, nesumokėsite laiku, tuomet mes nutekinsime tiek jūsų IP adresus, failus ir kartu ir slaptažodžius. Tai tokiu atveju, kiek tas $1000 yra vertas, tai šiuo atveju $1000 tai yra 0,016 bitkoino yra vertė, bet jeigu mūsų šifruoja mūsų, pavyzdžiui, 20 kompiuterių ar 20 serverių, tai atitinkamai tą sumą reikėtų pasidaugti į aukštesnio skaičiaus. Na ir kaina tuomet tokio incidento tikrai kainuos mažiau negu būtent skiriamos lėšos prevenciniams kartu ir priemonėms. Tai nuo kogi pradėti? Čia galbūt kažkiek aš jums pagazdinau, tai yra paprasti būdai, kaip čia mes galėtume ir nuo ko pradėti apskritai. Tai pirmiausiai, reikia mums išsiaiškinti, tai ką mes turėtume apsaugoti, suprasti, kokie duomenys mums yra svarbiausi. Jeigu tuos duomenys nutekins, ką gali įsilaužėlis su jais kartu ir padaryti, kokios mūsų sistemos yra kritinės, jeigu jos yra kritinės, kur jos veikia, ar tai veikia mūsų serveriniai, kur mes turim savo įstaigą, ar tai yra kažkur debesijai, o gal kažkur trečioje šalyje, ir kaip jį vykdo tas atsarginės kopijos ir kaip tą informaciją, jeigu jos neteksime, ar yra galimybė iš šios duomenys kartu ir atkurti. Ir įsivertinę, tai atlikę turto inventorizaciją pirmojo žingsnių, galime keliauti toliau. Tai sutelkti dėmesį į slaptažodžių sustiprimą. Tai šiuo atveju, kaip ir registrant atveju, iškart ėmėsi prevencinių priemonių, nutekėjus prisijungimo vardui ir slaptažodžiui, tai tokiu atveju diegia kelių veiksnių autentifikaciją. Tai pirmiausia, diegti kelių veiksnių autentifikaciją ir naudoti tuos stiprius slaptažodžius, tai kaip ir anksčiau buvau minėjęs, naudoti slaptažodžių saugojimo pinigines, kur galėtume juos išsaugoti ir iš jų informaciją, kai reikia prisijungti tuos slaptažodžius ir panaudoti. Kai kuriais atvejais kelių veiksnių identifikacija yra ne vien tik tai, kad to 6 skaitmenų kodo įvedimas, tai gali būti, kad prieiga prie programėlės 2 faktorių reikia dar kartu ir pirštų antspaudo mobiliajame įrenginyje, kad galėtume pamatyti tos kodus arba patvirtinti savo tapatybę. Tai dauguma atakų prasideda būtent nuo pavogtų prisijungimų, tai galbūt tai yra klasika, bet prisijungimus pačius, įsivertinus, kokias mes sistemos naudojamės ir jeigu jos yra kritinės, pažiūrėti, ar yra galimybė tą 2 faktorių identifikaciją įdiegti, jungiantis prie jūsų, pavyzdžiui, dokumentų valdymo sistemos arba prie informacinės sistemos arba verslo valdymo sistemos. Vienam iš mūsų klientų pagelbėjom, kuomet ten viena iš gydymo įstaigų sustiprino prisijungimus, naudojantis vadinamosius tuos UBK'us, tai yra tokius USB, tokias kaip USB atmintinės, kuriuose nėra tos atminties, bet yra privatus raktas. Tai tokiu atveju yra galimybė jungiantis prie kompiuterio, kartu įdėti tokią USB atmintinę, kad galėtume ne vien tik tai prisijungimo vardas slaptažodį vedę, prisijungti prie pačio kompiuterio. Tai stiprinkime, kai kuriais atvejais pradėkime nuo pačių prisijungimų kompiuterio, paskui prie informacinių sistemų, prie elektroninio pašto. Jeigu įmonė naudoja tą VPN klientą prisijungimui prie įmonės vietinio tinklo, jį taip pat irgi taikyti 2 faktorių autentifikaciją. Kaip užtikrinti atsarginės kopijas? Tai atsarginės kopijos kaip ir yra viena svarbiausių tų apsaugų, kur galėtume mes apsisaugoti, tačiau svarbu atsiminti, kad kopija nebūtų tik tai daroma viena. Tai buvo toks atvejis, kad įstaiga buvo užšifruoti duomenys, nes sako, mes turime atsarginės kopijas, kaip sako, pradėjo trinti rankomis, kad gerai viskas atkursim ir mes galėsime tęsti veiklą, tačiau nepatestavo, ar ją galimybė atkurti. Tai tokiu atveju, kasgi čia atsitiko, tai yra būtent nors ir atsarginės kopijos kaip failas būdavo atvaizduojamas pačiame duomenų saugykloje kaip ir failas, bet IT specialistai nebandė tos kopijos atkurti atgal, ar ji
yra veiksni, ar viskas atsikuria tvarkingai, ar nėra kokių klaidų. Tai tokiu atveju, nors ir tu fiziškai matai kažkokie failai yra, tačiau jie nebuvo pilnai kuriami, arba buvo mažos apimties, nepilnai padarytos kopijos ir jų nebuvo išbandyta, kad būtų galimybė juos kartu ir atkurti. Kas tas principas yra 321? Tai kad turėti 3 skirtingas kopijas. Tai tokiu atveju mes kopiją turime tą, su kuria dirbame, taip pat kopija, kuri yra saugoma galbūt įmonės tinkle, bet taip pat reikia ir vieną kopiją turėti, arba jį atjungtą nuo tinklo yra, padaroma serijinė kopija ir, pavyzdžiui, padedame ten ar į safe, ar uždarame tinkle laikome, arba kopija turėtų būti kažkur debesyje, aišku, apsaugota tinkamai, kad niekas negalėtų prie jos tenai prisijungti. Ir tokia atveju, jeigu įvyktų incidentas ir mūsų viduje užšifruotų ten, tarkim, serverius, užšifruotų saugyklas, bet dar turėtume trečią kopiją, kurią galėtume mes iš jos atkurti pačius ir duomenis. Tai, va, tai kreipti dėmesį reikia kartu ir atsarginės kopijas. Tai yra vienas iš komponentų, kad stiprinti patį kibernetinį saugumą. Ketvirtų žingsnių. Tai reikia kreipti dėmesį į pačias sistemas. Kai mes inventorizavome, kur jos saugomos, kokios yra kritinės, tai kurgi jos veikia, kokioj aplinkoje, ar Linux sistemoje, ar Windows sistemoje, įsivertinti, ar jos nėra pasenusios. Ten, pavyzdžiui, Windows 2008 ar 2, Windows 2000 Server 2012 metai, 2016. Kai kuriais atvejais jau jie gamintojai yra nebepalaikomi, arba ten ribotas, tarkim, palaikymas yra. Jau internete, tamsiame ypatingai internete, yra žinomi įvairiausi pažeidžiamai, kuriais pasinaudojus būtų galimybė prie tokių sistemų prisijungti, pasimti, pavyzdžiui, ten slaptažodžius iš Active Directory serverio, kur yra saugomi visų darbuotojų slaptažodžiai ir panašiai. Tai tokie sistemos mes ypatingai kritinės įsivertinam, ar jos tebėra gamintojo palaikomos, sudiegti būtent atnaujinimus, kad nebūtų jų saugumo tų kritinių pažeidžiamumų ir negalėtų prie jų įsilaužyti kartu ir prieiti. Ir kuomet mes centralizuotai matome, kokias mes temas naudojame, yra automatizuoti įrankiai, kuriais galime mes tas pataisas valdyti. Tai yra, kokie yra pažeidžiamumai, juos kartu ir naujinti, neprisijungus, pavyzdžiui, prie to serverio ar prie to kompiuterio nuotoliniu būdu, kad neliktų tokių kartu ir pažeidžiamų būtent ir vietų. Taip, matau. Valdas užklausė, ar šifravimo virusas gali šifruoti duomenis, kurie jau yra debesyje, ir jeigu jie sinchronizuojami į debesį, tarkim, su Microsoft OneDrive, ar sinchronizavimo metu gali būti sinchronizuojamas ir tas pats ransomware virusas ir jau debesyje vykdyti kenkėjišką veiklą. Tai jeigu jūs turite OneDrive ir tenai yra atsarginės kopijos, tai jeigu kompiuterį pradeda šifravimo procesas, tai jisai perina per visus diskus. Ar prijungta USB atmintinė, jeigu jie yra failai, irgi bus užšifruoti. Jeigu yra OneDrive'as, jame taip pat irgi bus tie failai kartu ir užšifruoti, nes iš kompiuterio mes galim prie jo prieiti. Kaip ir aš minėjau, kad serveris, jeigu turi kažkokią saugyklą, pavyzdžiui, kažkokį pririštą diską, kur nors ten būna X diskas, Z diskas, F diskas, jis yra pririštas, tai jeigu jisai turi prieigą prie to nutolusioje saugykloje esančių duomenų, tai jie irgi taip pat bus užšifruoti. Tai prasisuks šifravimo virusas, prie ko kompiuteris gali prieiti, jeigu gali prieiti, pavyzdžiui, prie kolegos kompiuterio, kuris tenai kažkokie katalogai yra pasidalinęs, ir tas kompiuteris gali prie jo prieiti be kažkokių ten prisijungimo vardo ir slaptažodžio, tai tuomet irgi juos kartu ir užšifruos. Tai tokiu atveju, turint OneDrive, mes tų duomenų šifruotų negalėsime, jie taip pat bus kartu ir užšifruoti. Tai geras klausimas buvo, dėkui. 5. žingsnis, tai kaip sustiprinti tą kibernetinį saugumą, tai stebėti infrastruktūrą. Tai dažnai atveju, kaip sakau, kad įmonės, kurios turi antivirusus, nestebi žurnalinius įrašus, nes kiekviena darbo vieta grubiai sugeneruoja per vieną dieną apie 100 000 įvykių. Tai įvairiausių vyksta procesų, ten kažkur naršė, kažkokia programa pasileido, ta programa sustoja veikti, viena programa reikia interneto, jungiasi internetą, kažkur bando prisijungti, atsinauna pati programa, tai tie ir būtent generuoja daug įvairiausių žurnalinių įrašų, įvairiausių tipo. Tai ten keičia informaciją registruose, keičiama informacija pačioje aplikacijoje, kompiuterio diske, dokumentuose,
atnaujinama programa, jungiasi būtent prie Microsoft Store, ten atsisiunčia kažkokius atnaujinimus. Arba pati Windows sistema ieško kitų kompiuterius, kur galėtų atnaujinimus siūsti. Tai visokius tokius įrašus ir jie yra generuojami. Ir tam, kad mesgi fiziškai kiekvieno to įrašo nepažiūrėsime, yra centralizuotos sistemos, kurios atfiltruoja tą informaciją, jeigu yra kažką randa įtartino, tai tuomet gali informuoti tai saugumo specialistui, kad jis galėtų atkreipti dėmesį ir pažiūrėti, ar tai yra tos aptinkamos komunikacijos, ar jos neturi kažkokių kenkėjiškų paskatų, ar nesijungia kažkur į nežinomus serverius, užmesgami ryšiai yra mums žinomi, naudojamos programos yra įtrauktos į mūsų, kaip sako, baltąjį sąrašą, kurio gali darbuotojai naudotis ir galim tokius dalykus visokius išrankioti. Tai tam yra pasitelkiami įdero patys sprendimai. SIEMO sistemos sutraukia žurnalinius įrašus centralizuotai iš skirtingų šaltinių, tai sutraukia ne vien tik tai iš darbo vietų, iš kompiuterių, bet taip pat ir iš tinklo įrenginių. Na ir natūraliai atsiranda toks procesas kaip saugumo operacijų centras, kuri yra vykdoma stebėsena. Jeigu įmonė yra mažesnė, tai bent jau turėtų tą stebėseną vykdyti, bent jau jungtis reguliariai, pasižiūrėti ar kartą per dieną, arba prenumeruoti tuos grėsmę keliančius aptikimus pirmiausiai pasižiūrėtų, gavus juos į elektroninį paštą ir nepalikti, kad kas nors sistemoje arba įmonės tinkle esanti atliekant žvalgybą liktų kartu ir nepastebėti. Todėl incidentus svarbu laiku juos pastebėti ir tokie įrankiai galėtų būtent be kažkokių kenkėjiškų programėlių, aplikacijų pastebėti kažkokia žvalgyba vykdoma, bandoma iš vieno kompiuterio eiti prie kito, ieškoma atvirų portų, ieškoma silpnųjų vietų, tai mes turėtume tai laiku kartu ir pastebėti. Na ir koks tas 30 dienų startas, tai kaip ir tokie žingsneliai, kurie susiję su tais mitais ir taip pat įrankiais, kuriais mes galėtume tą 30 dienų startą atlikti. Tai pirmiausia, mes turime inventorizuoti, kokios mūsų yra tos kritinės sistemos, kokie saugomi duomenys, kas turi prieigas, galbūt ir trečioji šalis, ne vien tai mūsų darbuotojai. Antrų žingsnių tai yra edukuoti darbuotojus, būtent surenkti reguliarius kibernetinio saugumo mokymus, atlikti būtent ir phishingo simuliacinės atakas, išbandyti, kiek jie yra atsparūs nuo pačių phishingo grėsmių, įjungti dviejų faktorių arba daugia pakopį veiksnių identifikaciją elektroniniui paštui, VPN prisijungimams, administratorių paskyroms, kai kuriais atvejais ir prisijungimams prie pačių kompiuterių ar bent jau prie serverių. Na ir žinoma, patikrinti kopijas, kaip yra jų tvarka, ar jos tik tai vienoje, kaip sako, saugyklai saugomos, pabandyti jas taip pat ir atkurti, ar yra galimybė atkurti, aišku, reikia izoliuoti aplinką, kad nesusidubliuotų su produkcinė aplinka, kad nepradėtų visiems strigti, tai izoliuojam būtent atskirą testinę tokią terpę, kur galėtume ar ten virtualų tinklą pasidaryti ir jame pabandyti atkurti tą stalinę kopiją ir viskas atsikuria teisingai, matomi duomenys, prieinama informacija, galbūt rodys, kad nėra kažkokių komunikavimo klaidų, rodys komunikacinės klaidas, bet tai natūralu, nes tai bus izoliuotoje aplinkoje, bet pabandyti atkurti tą kopiją, ar jie atsikuria sėkmingai. Na ir sutvarkyti taip pat kartu ir pataisas, tai surasti sistemas, ypatingai kai mes jas inventorizavome, kokios yra jų kritinės spragos, ar yra naudojama kažkokia pasenusi programinė įranga ir ją taip pat pabandyti ją ir atnaujinti. Na ir pradėti stebėseną. Tai stebėti žurnalinius įrašus arba turėti įrankius, kurie gebėtų tą atlikti automatiškai ir informuoti apie atrastą įtartiną veiklą, kurią galima kai kuriais atvejais traktuoti kaip incidentą ir eskaluoti, kodėl jisai atsitinka. Tai turim tokį, kaip sako, aišku minimumą, tačiau jeigu norime, kad tų pirmų žingsnių mums nebepakanka, o galbūt jau mes esame juos įgyvenę ir iš tų 6 įrankių, tarkim, 5 esame gyvendime, bet žurnalinių įrašų nestebime,
Ir tos sistemos mums yra įvertinam, kad jos yra kritiškos, jeigu tos sistemose duomenys būtų nutekinti, tai gali kilti rizika mūsų įstaigos pačiai reputacijai. Na ir galbūt tą stebėseną verta perkelti į tą aukštesnį lygį, pasirengti savo dedikuotus specialistus. Jeigu tai, aišku, rinkoje kainuoja, nėra lengva saugumo specialistą turėti, tai bet kokia atveju yra galimybė rinktis išorinės pačias saugumo paslaugas, tiek MDR arba SOCO pačias paslaugas. Kas tas MDR yra? Tai tas MDR tai yra aptikimas ir tas reagavimas vyksta darbo vietos serijose, tai būtiškai tariant, tai ten, kur galime sudėkti agentą, pavyzdžiui, tinklo įrenginį mes nesudėksim agento, į spausdintuvą nesudėksim, į IP telefoną nesudėksim agento, tai tuomet mums reikėtų jau turėti būtent SIMA arba samdytis specialistus, tai yra saugumo operacijų centrą, trumpinys yra SOC, kurie vykdytų nuolatinę stebėseną, vykdytų gaunamų duomenų iš skirtingų renginių koreliaciją ir suvaldyti incidentus. Bet mūsų tarp aplinkos, būtent mūsų esančių klientų mūsų aplinkoje, tai kai kurie klientai sako, mes tai neturim serverių arba serverius prižiūri, tarkim, tas kertinis centras ir mes tik tai darbo vietas, mūsų darbo vietų nežiūri, tai galbūt pakanka ir turėti tą MDR paslaugą. Na ir svarbus atitiktis, tai yra pačius incidentus turėti procesus ir procedūras, kaip tuos incidentus reikėtų registruotis, kaip juos atiduoti, ypatingai jeigu įmonė yra traukta į kibernetinio saugumo subjektų registrą, tai atitinkamai yra keliami ir jau reglamentuoti reikalavimai. Ir kaip ir minėjau, kad įmonėm, kurios jau nori tą aukštesnį lygį savo pasikelt, tai pirmiausia pasirinkti pažangesnius saugumo sprendimus, kaip ir minėjau, paprasto antiviruso tam nebepakanka. Ir iš Asseto pačio produktų krepšelio, kurie yra skirti verslo klientams, tai rekomenduojam rinktis tuos pažangius verslo paketus, kuriuose, kaip matome, kairėje pusėje iš apačios tai yra ir kelių veiksnių autentifikavimo integracija, tai galime integruoti ir prisijungimus prie serverių, prie kompiuterių arba per VPN klientą, naudojant dviejų faktorių identifikaciją, kad nutekėjus slaptažodžiam vis tiek negalėtų prisijungti be antro faktoriaus. Inspekto, kas šitokio yra, tai būtent yra XDR sprendimas, kuris stebi tos žurnalinius įrašus ir alertuoja, kas pas mus vyksta. Tai aišku, įeina tai ir į Protect Enterprise paketą, bet ko neturi Enterprise paketas, tai jis neturi pažeidžiamumų testavimo ir pataisų valdymo modulio, šiuo atveju turi tas elitas. Jeigu naudojame Microsoft 365, tai turim, kaip ir sakiau, tos ar OneDrive'us turim Online Exchange, SharePoint Sites turime, taip pat Teamsus, ir jeigu kažkas juos dėtų kenkėjišką failą, tai debesijos paslaugų apsauga irgi galiotų, tai yra nuo Complete pačio kartu ir paketų. Na ir krūvas kitų pažangių, būtent apsaugos lygių nuo grėsmių pažangių, tai pavyzdžiui, Asset LifeGuard Advanced, tai yra apsauga nuo nulinės dienos grėsmių, kuomet virusų aprašų duomenų bazė signatūros dar nėra, ar tai yra kenkėjiškas failas ar ne, tai jisai gali pasitikrinti izoliuotoje aplinkoje ir duoti atsakymą, ar tas failas yra kenkėjiškas, ar jį galime saugiai kartu ir atsidaryti. Kibernetinio saugumo paslaugas, tai turint pažangius saugumo sprendimus, arba mes neturime žmonių ir reikalinga pagalba, tai kai kuriais atvejais tas paslaugas renkasi įmonės, ypatingai kurios yra įtrauktos į kibernetinio saugumo subjektų registrą. Yra sudėtinga sukurti savo saugumo operacijų centrą ir suvaldyti tas rizikas, kokios yra prašytos kibernetinio saugumo kartu ir įstatymė. Turime įmonę, kurios ir nėra įtrauktos į kibernetinio saugumo subjektų registrą, tačiau nori išvengti tikslinių atakų, kurios dedikuotos gali būti juos arba laiku pastebėti žvalgybą, tai taip pat renkasi tas saugumo paslaugas. Taip pat renkasi, kas dar saugumo paslaugas, tai jeigu specialistų įstaigos turi, tačiau jiems trūksta žinių arba trūksta laiko, būna tokius atvejus, kad įsigyja pažangius saugumo sprendimus, kaip aš minėjau, tas paketas, kurias Protect Elite, tai jį įsigijus mes būtent pabandome kartu su jais prisijungti prie konsolių ir matome, kad
stebėsena nebuvo vykdyta ten mėnesį, 2-3 mėnesius, o jau sprendimas alertavo, kad jau kažkas braunasi į pačią įmonę, vykdoma žvalgyba. Tiesiog specialistas sakė, aš neturėjau laiko, man reikėjo ten kompiuterius sutvarkyti, atvažiavo nauja siunta, ten 30 kompiuterių atvažiavo naujų ir reikia juos sudėkti operacinės sistemas ir aš neturėjau tam dedikuoto laiko. Ir tokiu atveju tas saugumo operacijų centro turint specialistus, tai yra pakankamai didelė prabanga tokius turėti specialistus, jų reikėtų ne mažiau, kaip sako, poros žmonių, kurie galėtų tą stebėseną vykdyti. Na ir žinoma priklauso ir jų kompetencijos, ar jie yra tam dedikuoti, ar tai gali įmonė sau leisti turėti, galbūt verta pasirinkti tas išorinės paslaugas, kurios galėtų šią vietą uždengti. Na ir jeigu įmonė yra įtraukta į kibernetinio saugumo subjektų registrą, tai nacionalinis kibernetinio saugumo centras jeigu yra įtraukęs, tai dar kol kas vyksta pereinamasis laikotarpis. Vienas iš etapų baigėsi balandžio 17 dieną šiais metais, tai kuomet kibernetinio saugumo subjektai privalėjo jau pasirengti organizacinius ir tos procedūrinius reikalavimus, teisės aktus, kaip visą saugumą jie užtikrina. Na ir kita data yra balandžio 17 diena, kad jau kibernetinio saugumo subjektai jau privalo atitikti pačius techninius jau reikalavimus. Tai turėti žurnalinius įrašus, stebėseną jų, kaupti juos, saugoti ne mažiau 3 mėnesius tą informaciją, kad jeigu vykus incidentui būtų galimybė ją kartu ir ištirti. Na ir vienas iš tokių reikalavimų, tai nacionalinis kibernetinio saugumo centras įspėja, kad jeigu vyko incidentas, tai kad tai sužinotų klientai ne iš kažkokios, arba NKST sužinotų ne iš kokios žiniasklaidos arba iš nutekintų duomenų bazių, tai incidentą pirmiausiai turėtumėt pranešti patys, ypatingai apie didelį incidentą tai per 24 valandas, apie žemesnio lygio incidentus per 72 valandas, tai per 3 paras ir paskui pateikti per NKST nurodytą terminą tarpinės būtent ataskaitas, kaip tas incidentas buvo, kaip kilo. Jeigu mes nevaldome jokių žurnalinių įrašų, niekas nevyksta ir mes nežinom, kad pas mus kažkas buvo įlindęs ir duomenys nutekino, o NKST sužinojo iš nutekintų duomenų bazių tamsiame internete, tai iškart jam aišku kyla tas, kaip sako, trigeris, kad ar jūs tikrai viską vykdote korektiškai, ar tos procedūros veikia, tikrina dokumentaciją, žiūri, kokias yra naudojami, kokie įrankiai. Na ir tuomet, jeigu tai nieko nebuvo daroma ir nieko neturėjo, tik tai buvo paskelbtas kibernetinio saugumo vadovas, kas yra atsakingas, nieko nebuvo vykdyta, tai gali ir grėsti įstaigai pačiai baudos, tačiau jos grėstų jau čia po tos balandžio 17 dienos kitų metų, kad būtent ir kai kuriais atvejais netgi ir nušalinti įstaigos patį vadovą, kad vadovybė nekreipė dėmesio, neskyrė tam dalykui prioriteto, nors turėjo tai laiko tam kartu ir pasiruošti. Na ir įstaigos ypatingai ar įmonės, kurios nėra įtrauktos į kibernetinio saugumo subjektų registrą, tačiau jos yra kaip paslaugos teikėjas į tokį registrą įtrauktai įstaigai, tai kyla jiems toks netiesioginis teisinio reikalavimo poveikis. Jeigu vyksta incidentas, turi bendarbiauti, būtent jeigu taip sužino, kad per trečią šalį, tai kuri teikia paslaugas, įvyko incidentas, per juos įsilaužė į pačią įstaigą, jie tai gali, stebint žurnalinius įrašus, tai galima sekti, ir ar jie turi pasirengę būtent kibernetinio incidentų valdymo planus ir bendarbiaus tokiam incidentui atsitikus. Tai tokiu atveju paslaugų teikėjas, tas kibernetinio saugumo subjektų registre, jisai gali reikalauti iš trečiųjų šalių, kurios teikia paslaugas, ypatingai glaudžiai jungiasi prie sistemų. Ar jūs turite tokius planus? Vienas iš tokių atvejų tai turėti būtent įdėktą, kad turėtų trečioji šalis bent jau ISO 2701 standartą, kuriame yra apibrėžiamos tokių paslaugų teikimas, tai nepraeitų tokios sertifikacijos, jeigu incidentai nebūtų valdomi, nebūtų naudojami įrankiai, tai bent jau pradėti nuo to. Aišku, galime mes, jeigu tokio sertifikato trečioji šalis neturi, galime, aišku, nebūtinai jo reikalauti, bet jie turi pagrysti, kaip jie tos incidentus galėtų kartu ir suvaldyti. Taip, ir jeigu, kaip sako, nenorime laukti tos balandžio 17 dienos, kuomet jau atsiranda būtent reikalavimas, kad tie saugumo operacijų centrai jau pilnai būtų veikiami,
buvo kažkada per verslo, būtent per IT pusryčius NKS užklaustas stovų, ar jau dabar reikia turėti saugumo operacijų centrą, tai sako, taip, jau dabar reikalingas tai, bet kol kas niekas ten nepradės, kaip sako, kažko taip smarkiai bausti, gali būti pateikti rekomendacijas. Na, ir jeigu mes turime kibernetinio saugumo specialistus, tai galime saugumo paslaugas įsigyti ne tai, kad turėti saugumo operacijų centrą, tačiau remtis, kaip šiuo atveju, imti paketus saugumo paslaugų žemesnius, tai yra turėti pagalbą šalia, jeigu vyktų ar incidentas, arba pasižiūrėti, kaip pas jūs, kokia yra situacija su sistemomis, ar jos būtent veikia tinkamai, ar nėra silpnųjų vietų, tai tokia atveju turėti saugumo paslaugas kaip konsultacinės, tai mes, kaip sako, nesijungiame tuomet prie sistemo, iš kur rekomenduojame tuomet pasirinkti išorinio SOCO paslaugą. Ir žemesni planai, tai yra, jeigu jūs patys turite būtent įrankius, kuriais galite kaupti žurnalinius įrašus, galite tirti incidentus ir jums reikia tik tai eksperto, kaip sako, žvilgsnio pasižiūrėjimo, kas pas jūs dedasi aplinkoje, tai tuomet žemesnio lygio tie planai, aišku, atitinkamai jie kainuoja ir ženkliai mažesnę kainą. Ir būtent už tą žemesnę kainą galite gauti bent jau mūsų konsultacijas reguliarias arba daryti reguliarias nuotolinės sesijas. Kaip šiuo atveju pačiai rašyta, kad aptikimų aptarimo sesijos ar vieną kartą per mėnesį, ar kartą per savaitę susijungti. O pasirinkus arba MDR, arba išorinio SOCO paslaugą, jūs gaunate būtent duoti prisijungimus mūsų saugumo specialistams ir tuomet mes kas mėnesį siunčiame tas rekomendacijas ir kokie incidentai buvo aptikti, kaip jie buvo užkardyti, kai kuriais atvejais reikalingas ir jūsų komentaras, jeigu vyksta ten komunikacija ir jums yra žinoma, kad vyksta komunikacija su išorėje esančių nors žemos blogos reputacijos serverių, tai tokiu atveju glaudus bendarbiavimas jau vyksta tarp jūsų IT specialistų ir mūsų dedikuotų kartu ir inžinierių. Kuo skiriasi, kaip ir minėjau, MDR paslauga nuo pačio saugumo operacijų centro, kaip čia panašiai yra, tai yra, kad mes tokia atveju stebėseną vykdytume tik darbo vietos serveriuose, kuriuose yra galimybė sudėkti pačius agentus, kurie renka žurnalinius įrašus. O kas vyksta tinkluose, tai būtent kas vyksta tinklo įrenginiuose, tos informacijos mes negalėsime matyti, arba jūs jau turėsite stebėseną tą vykdyti, arba jeigu jau to nepakanka, tuomet rinktis tą būtent išorinio saugumo operacijų centro pačią paslaugą. Na ir šalia, ką jūs galite įsigyti šalia, tai yra pasižiūrėti, ar galime mes įsilaužti jūsų sistemas, tai galime įsilaužti ar iš išorės, ar iš vidaus į pačias sistemas, ar galime pasivokti būtent kokią nors Active Directory pačius slaptažodžius. Galime taip pat ir mokymus pačius kibernetinio saugumo pravesti, taip pat ir vykdyti phishingo, smishingo senis žinios pratybas, pasidalinti su jumis mokymus į pačią platformą, kur galite patys sukurti dalyviams pačius, sukurti mokymo paskiras, kad jie prisijungtų išklausytų mokymus ir atlikti taip pat ir phishingo atako simuliacinės būtent ir atakas. Tai šiuo atveju toks būtų, kaip sako, produktų krepšelis iš saugumo pačios pusės. Ir dažnai klausimą gaunam, kiek tai užtrunka jau pilnai paleisti saugumo operacijų centrą, stebėseną vykdyti. Tai šiuo atveju, jeigu viskas priklauso nuo jūsų turimos infrastruktūros, tai jeigu yra paprastesnė infrastruktūra, tai užtenka mėnesio paleisti pačią paslaugą, sudėtingesnė, tai gali užtrukti ilgiausiai, tai kol kas buvo 3 mėnesius, kol jau visi duomenų surinkimas jau buvo iš visų įrenginių, jau buvo sukonfigūruotas, tiek ten, pavyzdžiui, iš tinklo maršruzatorių, iš šakotuvų valdomų, iš, pavyzdžiui, kokio nors mikrotiko, iš dėl PI sprendimų ir įvairiai. Tai tokia atveju viskas priklauso, kiek jūs turite duomenų šaltinių ir kiek tų duomenų šaltinių duomenų perdavimas užtruks jį sukonfigūruoti, tai nuo to priklauso, kad jau pilnai paslaugą pačią visą apimtimi teikti.
Na ir aptarimų sesijos. Tai va, taip pat mes saugumo operacijų centre darome tas aptarimų sesijas vieną kartą per mėnesį, kasgi pas jūs vyksta, kas pas jūs atsitinka, kurios silpnosios vietos. Na, aptarėme tas pažeidžiamas vietas, kai kuriais atvejais darbų jums sukūrėme kokiais ten 2-3 mėnesius į priekį, ką reikėtų pasigerinti, pasitobulinti, o kažko galbūt atsisakyti arba apriboti prisijungimą, kad ne iš viso pasaulio jungtųsi prie tų sistemų, o kai kuriais atvejais, kai negalime mes jų, jūs negalite jų, kaip sako, tų atnaujinti aukštesnės versijas, tai tuomet reikalingas budrumas, stebėsina, kasgi vyksta ir kokie veiksmai vyksta tose serveriuose arba jungiantis prie jų kartu ir pačių. Jeigu, aišku, reikalinga kažkokia nuotolinė sesija dėl aptikimų aptarimo arba incidento kažkokios analizės, tai jau jungiamės, jau nėra kažkokių tų ribojimų, kiek reikės, tiek ir pagelbėsime. Ką iš šio webinaro pasimtumėt būtent jūs, tai pirmiausiai supratote, kad saugumas kibernetinis prasideda nuo rizikos supratimo, o visa yra tik tai detalės, taigi suvokti pačią riziką, tai aišku, kaip ir minėjau, reikalingas ir vadovo pačių įsikišimas. Ir investicija į saugumo operacijų centrą tai nėra, kaip sakau, pelninga investicija, tai pirmiausia yra rizikos mažinimas ir bet kokia atveju yra ir saugumo ir didinimas. Na ir prieisime prie klausimų, pačių, jeigu turit kažkokių klausimų, galite parašyti čato skiltį, aš pabandysiu juos jums ir atsakyti, jeigu tokių klausimų jums iškils vėliau, tai galite su manim siekti arba elektroniniu paštu, ramūnas@notbaltic.com arba nueiti mūsų notbaltic.com svetainę ir kokias paslaugas mes turime, arba su manim siekti per LinkedIną ir galėtume tuomet klausimus, kuriuos aptarti saugumus susijusius arba nukreipti asmenis, kurie galėtų jums reikalingais klausimais kartu ir pagelbėti. Tai pažiūrėsiu, jūs čia turit uždavę man klausimus. Tų klausimų kol kas neturiu kitų, tik tai iš Valdo gautas klausimas. Tai šis webinaras, jisai bus įkeltas taip pat jo įrašas į YouTube mūsų platformą Esteto pačios svetainės, tai tą nuorodą pasidalinsime kartu su jumis. Ir po šio webinaro jums taip pat keliaus apklausos anketa, kur būtų smagu, kad ją užpildytumėt ir pasidalintumėt, ar šis webinaras jums patiko, ar viskas buvo aišku, galbūt kažko pasigedote. Mes šios webinarus rengiame reguliariai ir galbūt dar kažkokį webinarą, aktualūs klausimai, kurių nepalėtėme, galėsime juose kartu ir aptarti. Tai visiems geros ir darbingos dienos ir iki susitikimo kitose webinaruose. Iki.